Prieš daugiau nei 3 mėnesius projektas Kviečiu šokti pažadinta aistra televizijos eteryje startavo su 16 ryškių porų. Šiandien ant šio parketo jų likę mažiau negu pusė. Ir net 9 poros šį vakarą turi paskutinę galimybę sugrįžti į projektą. Parketo pasilgė kone visi iškritę dalyviai, tačiau kuriai vienai porai bus lemta grįžti, sprendžia žiūrovai. Štai prieš savaitę iškrito Renatos Suzelkaitės ir Vadimo Šuško pora. Mergina sureagavo itin jautriai. Pasibaigus tiesioginiai transliacijai, Renata dar ašarojo tėčio glėbyje, o galiausiai spruko į užkulisius nuo televizijos kamerų. Renata labai emocionalus ir jautrus žmogus ir jai daug reiškia projektas, jai daug reiškia buvimas čia. Jinai didelę dalį savo širdies, jeigu ne visą, atidavė šiam projektui ir jai tiesiog tikriausiai skaudu, kad tas tiesiog vieną akimirką dužo į šipulius ir viskas baigėsi. Panašiai reagavo ir su projektu turėjęs atsisveikinti aktorius Mantas Stonkus. Jiedu su šokėja Ala Karpenko iškrito prieš 3 savaitės. Kiek santūresnė buvo Ingrida Kazlauskaitė ir šokėjas Ovidijus Andriekus. Netikėtai iškritusi dainininkė šypsojosi, tačiau prisipažino, šokių jai labai trūks. Tas parketas iš tikrųjų yra toks gyvenime vitaminas, prie kurio galima labai priprasti. Pati emocija, pats jausmas. Va šito labai gali trūkti. Jūsų balsų šį vakarą laukia ir kitos anksčiau su projektu atsisveikinusios poros. Tai gydytoja Jurgita Grabauskienė ir Rimvydas Černajus, dainininkė Liepa ir šokėjas Audrius Židonis, renginių vedėjas Juozas Liesis ir Elena Leonova. Palaikymo ir paskutinio šanso sugrįžti taip pat tikisi grupės Picasso narys Tomas Eigertas su Nerile Sanulyte, Linas Karalius su šokių partnerė Rūta Ramanauskaitė bei aktorius Ramūnas Šimukauskas ir Beata Skaisgirytė. Šiandien paskutinė galimybė sugrįžti. Kas bus tie laimingieji, kurie iššoks tiesiai į finalą, šį vakarą sprendžiate jūs žiūrovai. Viskas, ką reikia padaryti, tai apsilankyti portale žmonės.lt ir atiduoti tam paskutinį savo balsą tiems, kurie jūsų manymų šito verti.